Šiandien mes toliau kalbėsime apie modernius tyrimus ir jų diagnostinės galimybės. Šį kartą apie branduolių magnetinį rezonansą. Tai tyrimas, kuris Lietuvoje atsirado dar palyginti visai nesenai, prieš 13 metų, ir prisimenu, tuomet per 5 minutę Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose buvo pristatyti šio tyrimo metu gauti vaizdai ir mes, atrodo, visko matę gydytojai, spoksojome į tuos vaizdus lyg į 8 pasaulio stebuklą. Tęsime pažintį su privačia klinika Tomografija, kurioje ne tik diagnozuojamos ligos, bet gydytojai specialistai ir konsultuoja, ir gydo. Apie čia atliekamą stebuklu pavadintą magnetinio rezonanso tomografinį tyrimą, kuris padeda diagnozuoti ir tik ką minėtas kepenų ligas ir dar daugelį kitų, diagnostikos skyriaus vedėjas, medicinos mokslų daktaras Romualdas Andrius Dobrovolskis. Čia mes esame prie magnetinio rezonanso aparato. Tai yra atviros sistemos aparatas, skirtingai nuo kitų, kur žmogus kišamas yra į vamzdį. Šiuo atveju žmogus tiesiog yra paguldamas tarp dviejų magnetų ir nejaučia dažniausiai uždarų patalpų baimės, kas dirbant su uždaros sistemos aparatais pasitaiko iki 5% ligonių. Aparatas paremtas vandenilio atomų polarizacija, kurie polarizuojami stipriam magnetiniam lauke, orientuojami magnetinio lauko kryptimi ir atpalaiduojami, duoda radio impulsą, kuris registruojamas, apdorojamas ir mes visą šitą išraišką vėliau matome ekrane. Šito tyrimo metu mes, pavyzdžiui, galime matyti visą galvos smegenų kraujotaką, tiek priekinės, vidurinės, užpakalinės smegenų arterijas, veninių sinusų būklę. Šito metodo pagalba mes galime diagnozuoti beveik visų organų ligas. Tai kepenis, kasą, inkstus, blužnį, taip pat dubens organus galime matyti, pavyzdžiui, ar prostatą, gimdą, kiaušidės. Kas šito tyrimo metu labai svarbu, pavyzdžiui, labai tinkamas yra sąnarių diagnostikai. Kelio sąnarių, klubų sąnarių, čiurnos sąnarių. Tikrai matome visas kremzlės, viską pakankamai gerai ir tikrai yra informatyvus tyrimas pacientų gydymai. Tai yra nekenksmingas tyrimas, tai yra pakankamai greitas. Šis tyrimo metodas padarė perversmą diagnostikoje ypač sudėtingų ligų – neurologinių, neurochirurginių. Apie tai klinikoje konsultuojantis neurochirurgas, medicinos mokslų daktaras Romualdas Šumauskas. Jis labai svarbus ir neurochirurgijai, kurią galima būtų sąlyginai padalinti į 2 dalis. Tai stuburo neurochirurgija ir galvos smegenų neurochirurgija. Stuburo neurochirurgijoje mes atlikę magnetinio branduolinio rezonanso tyrimą matome slankstelių struktūrą, matome juose esančius pakitimus, distrofinius, degeneracinius, uždegiminius, navikinius, trauminius. Taip pat tuo pat metu matome esančias tarp slankstelių kremzles, taip vadinamus diskus, jų būklę, išvaržas, jų lokalizacija, kaip jos išėjo į stuburo kanalą, kaip jos prispaudė nervus. Matome nervinės šakneles, ar jas kas nors prispaudžia. Galvos smegenų neurochirurgijoje šitas tyrimas dar reikšmingesnis. Pradėjo skaudėti galvą, svaigti galvą, tirpti rankom ar silpti. Tai gali būti navikas, tai gali būti išeminis insultas, tai gali būti besiformuojantis abscesas. Suleidę kontrastuojančių medžiagų mes galime matyti visą galvos smegenų kraujagyslių tinklą, esančius juose pakitimus. Tai leidžia mums pasirinkti gydymo planą, ar tai skirti konservatyvų gydymą, ar tai atlikti operaciją. Tai yra labai vertingas ir labai reikalingas tyrimas ir šiuo metu neurochirurgija praktiškai be jo negali apsieiti.